Sveiki, šiandien svečiuose Gražvydas Jukna, Nordic Negotiation Hub įkūrėjas, taip pat dėstytojas derybų, verslininkas, valdybų narys. Gražvydai, norėjau paklausti, kaip atėjote į derybas, iš praktikos pusės ar iš teorijos? Sveiki pirmiausia, tai mano kelias turbūt kaip ir daugelių žmonių, mano amžiaus žmonių, tai yra pradžia per praktiką, nes tuo metu, kai aš buvau jaunas, tos teorijos jos apskritai, kaip tokios derybinės teorijos jos buvo labai nedaug. O mano pradžia tai buvo labai elementari, tai yra žalias telefonas. Aš turėjau žalią telefoną, turėjau stalą, turėjau kėdę ir tai buvo mano 3 derybiniai įrankiai, su kuriais aš turėjau pardavinėti televizorius. Tai va čia buvo mano pradžia, nuo ko viskas prasidėjo ir tai buvo spontaniškai iš intuicijos, nes nei aš ten žinojau, nei aš ten mokėjau, nei mane kas mokino. Ir apskritai mano pirmoji specialybė buvo radio aparatų gamyba, tai yra visiškai nesusijusi nei su pardavimais, nei su... Bet užtat televizorius išmanėt. Televizorius žinojau, už ko jis sudarytas. Bet tai va tokia buvo pradžia, o vėliau jau tas kelias klostėsi po trupučiuką ir labai pasikeitė viskas, kai patekau į Stimoralit kompaniją, kuri buvo Danų įmonė, tai va ten į mus investavo. Va ten į mus investavo ir ten pas mus pastatė taip kaip tikrus pardavėjus derybininkus ir ten jau tikrai buvo visko. Ir praktika, ir teorija. Ir tas vadinamas, šiuo metu mes vadinam coachingu kaip tokiu, ne? Bet iš principo tai buvo visas kelias, kad išmokino mus eiti pas klientus jau tada, kai jau iš tikrųjų jie žinojo, treneriai žinojo, kad mes galim tai daryti. Esat ir derybų konferencijos įkūrėjas, ar ne? Taip, esu vienas iš mūsų. Jo. Ir paskutiniai derybų konferencijoje, kuri visiškai neseniai buvo, minėjot vieną tyrimą, kaip lietuvaičiai mokosi ar nesimoko derybų. Galit priminti skaičius mūsų klausytojams? Taip, šitą tyrimą aš darau jau 2 metai ir dabar jau netoli 400 žmonių, kurie sudalyvavo šitam tyrime. Ir aš vėlgi neklausinėjau žmonių gatvėje ar kur, tai klausinėjau žmonių, kurie tiesiogiai susiję su verslu. Vienaip ar kitaip. Ar tai būtų komercija, ar tai būtų pirkimai, ar tai būtų pardavimai, ar tai būtų marketingas. Tai yra, bet kokiu atveju žmonės, kurie dalyvauja šitam tyrime, jie yra susiję tiesiogiai su verslu. Tai va, tyrimas sako, kad tik tai 1/3, plus minus ten keli procentai, yra gyvenime iš viso turėję derybų mokymus. Kitaip tariant, 2/3 kas yra bevis. Čia iš verslo žmonių. Taip, čia iš verslo žmonių, čia ne iš gatvės. Ne? Tai vat, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 2/3 verslo žmonių derisi iš intuicijos, iš pajautimo, iš to, nuo ko aš irgi pradėjau. Kodėl taip yra? Nėra pakankamai tų, kas moko, nėra... Kodėl žmonės nesimoko? Atrodo, čia toks įgūdis, kuris reikalingas. Ir tiesą pasakius, nelabai daug kur yra ir dėstomos derybos vis dar Lietuvoje. Čia žinot, aš manau, yra labai daug kas susijęs su tuo, kaip nusistovėjusios tvarkos yra pas mus Lietuvoje. Bet čia, žinot, tą tyrimą, kurį aš paminėjau, čia kalbu apie lietuvišką tyrimą, bet yra analogų pasaulyje ir žinau, kad pasaulyje tie analogai nelabai kuo skiriasi, kai aš lyginu šitą tyrimą su pasauliniais tyrimais, ne? Tai aš nesakyčiau, kad čia vien tik tai lietuviškas toks mentaliteto klausimas, bet aš turiu savo nuomonę, nežinau, kiek ją galima pagrįsti, bet mano nuomonė yra tokia. Žiūrėkit, kiekvienas iš mūsų moka kalbėti. Gerai. Ne kiekvienas, bet... To kartais užtenka, kad būtum Seime. Jo, mes mokam kalbėti, normalus žmogus moka kalbėti, jis turi galvą, tai reiškia gali mąstyti, ane? Ir to užtenka. Eik, kalbėk, mąstyk ir būsi derybininkas. Tai vat bendra nuostata tokia yra, jeigu tu turi galvą, jeigu tu gali kalbėti, tai ko tu negali susiderėti. Taigi eik ir derėkis ir susiderėsi. Vienaip ar kitaip tu vis tiek susiderėsi. O mokytis, kam tu mokytis? Čia viskas aišku. Taigi šnekėti aš moku. Taip. Tai va čia mano galva čia yra labiau apie tai, nes kai žiūriu į derybas, pirmiausia, derybos tai yra mokslas. Kaip ir daugelis kitų disciplinų, kur yra labai aiškus dalykai surašyti, sudėlioti ir juos tiesiog arba tu žinai, arba tu nežinai. Jeigu tu jų nežinai, tu negali to panaudoti. Jeigu tu žinai, jeigu aš žinau, tai reiškia, aš tai galiu naudodamas sukurti daugiau vertės tam visam derybiniam procese. Mūsų atveju, ką mes žinom? Mūsų atveju mes žinom, kad
daugelis Lietuvos žmonių, mano kartos žmonių užaugo va to kūrimosi stadijoje verslų, kur vienintelis tas įrankis derybinis tai buvo, nu, va ta galia. Aš einu daryti verslą. Aš einu kaip, koks skirtumas, reikia va, pirkti, parduoti, pelną gauti ir ten santykiai, kažkokie santykiai, reikia pinigus uždirbti. Tai vat mes ant to užaugom ir tas va taip vat Vilnyje. Ir ta jėgos strategija, vadinama jėgos strategija, jinai iš principo yra labai gaji ir jinai šiuo metu ypatingai ją matoma. Gražydai, ji grįžo, ji labai stipriai grįžo į tarptautinius santykius. Taip. Ir iš tikrųjų aš labai gerai prisimenu tą pačią derybų konferenciją, kurioje teko dalyvauti ir matyti, kai buvo paklausta trijų panelistų, ką jie galvoja apie Donaldo Trumpo sugebėjimą dėrėtis. Nei vienas iš jų neišdrįso nieko pakomentuoti. Ne? Nes vienas tik labai prisipažino, sako, aš dar norėčiau į Ameriką nuvažiuoti, ar ne? Tai aišku, vienas dalykas yra man kas keista ta baimė kažką šnekėti. Kitas dalykas jūsų požiūrį. Va, ta galios pozicija ir galbūt net įsivaizduojamos galios, nes šito konflikto, tikriau karo metu, Rusijos karo invazijos prieš Ukrainą, ta galios pozicija kaip mediatoriaus jinai neveikia. Na, man labai įdomu stebėti, kaip žmogui, profesionalui, vat, kas vyksta pasaulyje. Ir vat, kaip minėjot, kad grįžta galios šitą strategiją derybinę, tai jinai niekur nebuvo dingusi, jinai yra, bet aš kažkuria prasme ir džiaugiuosi, kad jinai labai taip gražiai parodoma dabar pasaulyje, kaip jinai neveikia. Arba ką jinai gali padaryti. Na, viena pusė galima galvoti, kad galima savanaudiškai kažkaip tai gauti naudos savo, ne? Bet iš kitos pusės, ką mes matom, kiek yra griaunančios energijos tame visame. Ne? Taip. Nes jeigu paimti tą patį Trumpą per šitą 100 dienų prezidentavimo, ką jisai turi, nu iš principo jis nieko nepadarė. Jis tik tai labai daug ką sugriovė. Labai daug ką sugadino, labai daug ką įvėlė į tą nerimą. Žmonės bijo, paprasti žmonės bijo, kas čia bus toliau, ar čia iš tikrųjų viskas taip, ar čia jis draugai su ta Rusija, ar čia nedraugai su ta Rusija. Žmonės spėlioja, žmonės neužtikrinti, žmonės nežino, kuo tikėti. Ir kitas dalykas, vat, ką tas visas vaizdas rodo, tai o kas tavo draugai yra? Toks jausmas, kad jisai draugų neturi, nes visi yra priešai, su visais reikia kovoti, visus reikia pastatyti vietą. Tai va čia, mano galva, tai yra labai gražiai parodo, kaip, nu, vat, jeigu žmogus sąmoningas, ne, labai gražiai parodo, kad kažkas čia yra ne taip. Tai kita vertus, ką Donaldas Trumpas daro, jisai daro tą, ką parašė savo knygoje 86 metais. Apie savo knygą, kurią jis turi išleidęs, tai yra derybų menas, ne, kaip toks, tai jis tą ir rašo, tai yra galia, jis tą ir daro. Bet šiandien mes turim 25 metus, 2025. Ir plus tai yra ne verslas, tai yra tarptautiniai santykiai, kur yra tam tikri niuansai. Ir nuo to laiko, kada jis įrašė tą knygą, labai daug kas pasikeitė ir mes žmonės, na, demokratija, kas yra demokratija, tai yra pasirinkimas. Ne? Tai mes ir džiaugiamės, kad galim rinktis. Tai nebūtina vieną derybinę strategiją naudoti. Jinai tokia aprašyta, jinai veikianti yra, bet yra ir tam tikrom sąlygom. Taip, bet yra ir kitų derybinių strategijų. Taip. Tarp kitko, vienas iš, dabar neprisiminsiu, kuris iš derybininkų, kaip tik tai apie Trumpą ir sakė, sako, tai, kad jis iš New Yorko persikraustė į Floridą ir ten pradėjo verslus daryti, tai rodo, kad galios strategija veikia tik tam tikrą laiką, kai New Yorke niekas nebenorėjo sudarinėti jokių sandorių su jom. Jis turėjo tiesiog ieškoti kitos rinkos, nes per kiek laiko ateina tas momentas, kad jeigu tu naudoji vien tik tai tą strategiją, nebeatsiranda, kas norėtų su tam daryti sandorių. Ja, bet čia vėlgi, ne man spręsti, ne man teisti, bet paliečiant tą temą pasitikėjimo klausimą, ne, tai jeigu aš naudoju jėgą, pasitikėjimui vietos nėra. Nes čia yra toks paklusimo, susitaikymo, nesusitaikymo arba kovojimo būdas, ne, kas ką nugalės. Taip. Kas stipresnis, galvoja, kas stipresnis, tas eina į kovą, meta pirštinę ir bando nugalėti. Ne? Tai bet mes ką matom, kad ta kova jinai nieko gero nežada. Aš turiu galvoju, Amerika su Kinija, muitų prasme, ten blogai yra. Pačiai Amerikai pirmiausiai yra blogai.
ne tai, kad kitiem yra blogai, bet pačiai Amerikai yra blogai, verslo Amerikos yra blogai. Čiagi visai neseniai naujiena buvo, kad 50 Boeingų grįžta iš Kinijos, nes jie dėl muito tiesiog atsisako pirkti. Tai pagalvoti, kiek yra spaudimo. Automobilių pramonė, Amerikos automobilių pramonė irgi lygiai taip pat kenčia. Lustų pramonė, kuri yra viena iš pagrindinių. Daugybė dalykų, kurie yra tiesiog blogi pačiam Amerikos verslui, bet ne tai, ką jisai deklaruoja. Bet čia Kada Gražydai daugiau mažiau pats galvoji, kada jau galima tikrai įvertinti tą dėrybinę, kaip sakyti, nes jis savęs laiko kaip tokiu genialiu dėrybininku. Kada galima jau skaičiuoti rezultatus? Kada jums dėrybos baigėsi, ar ne? Kada yra dėrybos baigėsi? Nes sako, pasirašym sutartį, o dėrybos pasibaigė. Kur dėrybų pabaiga yra pačiam? Man, aš sakyčiau taip, nežinau, ar yra iš viso pabaiga dėrybose, nes tai yra procesas, kuris tęsiasi nepriklausom nuo to, kaip vystosi pasaulis. Bet jeigu taip žiūrėt, taip gabaliukais, tai matot, aš esu ne jėgos strategijos propaguotojas. Aš žinau tą strategiją, ją galima naudoti, kai tam tikros sąlygos yra, bet aš propaguoju kitą dėrybinę strategiją, kuri vadinasi partnerystė, kuri vadinasi smartnership. Ir ten yra toks vienas žodis, kuris yra labai svarbus ir kuris ir politiniam pasauliui, ir tam ekonominiam pasauliui jis turi ypatingą reikšmę, tai yra pasitikėjimas. Tai jeigu žiūrėt per šitą žodį, dėrybos baigėsi ten, kur nebėra pasitikėjimo. Bet aš turėjau daugiau omeny, kai derite dėl vieno ar kito sandorio, ar ne, ir visi labai skirtingai sako, sutartį pasirašym, čia jau viskas kaip ir susidėrėjo. Bet aš laiką ir savo studentams sakau, ne, tada, kai viskas jau, kas buvo parašyta sutartį, yra įvykdoma, tada dėrybos baigėsi. Nes jeigu neįvykdoma, reiškia, dėrybos nesibaigė, jos buvo. Tai aš tik tai tam galiu pritarti, nes dėrybos pasirašymas kontrakto yra iš principo tik tai etapas. Ir labai dažnai būna, kad pasirašyti, susitarti yra lengviau negu padaryti, kas yra parašyta. Bet ar bus dar vienas dėrybos, tai labai priklauso nuo to, ne tai, kad kaip pasirašym kontraktą, bet ar padarėm tai, kas parašyta. Taip, ar po to dar neėjom šitą į dėrybos, o po to į teismą. Čia, jeigu teismas, tai čia vėl jau yra viskas aišku. Partneriai jau tada toliau nebedirba. Jeigu dar taip paplėtoti mintį apie tą pasitikėjimą, žiūrėkit, vėlgi grįžtant prie tų geopolitinių dalykų, tai jeigu žiūrėt, kur prasideda dėrybos, kur baigėsi dėrybos, tai aš vertinu labai elementariai, tai yra žodis pasitikėjimas, vėlgi jis kūriamas ne žodžiais, ką girdim per televizorių ar ten per mediją, bet kas vyksta. Ir jeigu kažkas tai sako, aš pabaigsiu karą per vieną dieną, tai aš tuo ir tikiuosi iš atsakingo žmogaus, kad jis tai ir padarys. Diena praėjo, sako, aš padarysiu per 30 dienų. Ir 30 dienų praėjo. Ir sako, jeigu jie nesusitars, aš visai atsitrauksiu. Tai man tai nekelia jokio pasitikėjimo. Man tai yra tušti žodžiai, kurie yra tiesiog dėl kažkokių tai priežasčių sakomi, ne? Bet aš nepasitikiu šitų žmogų. Ta prasme, man jisai... Taip, žodžių vertė yra nulinė. Visiškai. Kas pačiam buvo, kai jau, kaip sakyt, po žalio telefono, kai susidūrėt su teorija, kuris iš autorių didžiausią įtaką paliko jam? Iš autorių turit galvoje? Dėrybų autorių? Jo. Na, žinot, tai aš gal... Čia bus tokia rekomendacija. Jo, aš tai gal pradėčiau nuo pabaigos, nuo atskaitos taško, kuris yra dabar šiandien, kadangi aš pats dirbu su Kel Jensenu, kuris yra Smartnership dėrybų strategijos autorius. Jis yra Smartnership dėrybų strategija, yra top 3 dėrybinė strategija pasaulyje pripažinta. Tai man šitas žmogus, jisai, ne vien tik tai dėl to, kad bendradarbiauju, bet kadangi bendradarbiauju, tai dėl to ir bendradarbiauju, kad man tinka ir patinka, ką jisai kalba. Ir žinot, Smartnership dėrybų strategija, kai kas gali vadinti tokia, čia naivuoliams kažkokiams, ne? Ir aš, suprantu, kad taip gali atrodyti, ne? Bet aš žinau, jinai veikia. Aš ją pats taikau. Ir ne vienas verslas Lietuvoje, kada pritaikom šitą Smartnership dėrybų strategiją, mato rezultatą, kuris yra visai kitoks, negu kai einam ten pasimušti ir paspausti, arba išsimušti geriausios kainos. Tai va čia yra tai, ką aš naudoju ir kas man kelia didelį tokį ir džiaugsmą ir aš žinau, kad tai yra vertinga. Jeigu žiūrėti
plačiau dar, be jokios abejonės, Harvardas yra viena iš tų dėrybinių mekų, sakyčiau. Ir Harvardė yra ne vienas autorius, kuris prie to prisideda. Ar tai būtų Uri, ar tai būtų Josh Weissas, kuris toje pačioje konferencijoje šiemet dalyvavo. Ne? Tai dabar, aš tai labai skatinu žmonės skaityti tas knygas, ką jie rašo, kokias mintis jie siunčia, todėl kad nereikia prie kažko prisirišti vieno. Plėskite akiratį plačiau, skaitykite tas knygas visokias, kokias tik tai norit, kokias tik tai atsiranda, ypatingai naujas knygas, bet sugebėkite atsirinkti. Nes kaip pavyzdys, dėrybų temoje labai populiarios yra knygos bestselleriai apie įkaitų dramas, apie įkaitų dėrybas. Ne? Bet aš tada sakau, žiūrėkit, o kiek to galima pritaikyti versle? Ar įkaitų dramos ir įkaitų dėrybos lygų verslo dėrybos? Bet užduokit savo tokį klausimą. Ir tie visi gražus receptai, kurie ten sudėlioti, arba taktikos, kurios yra sudėliotos, manipulacijos, kurios yra ten įdėtos, ar jūs taikysit tai versle su savo partneriais? Nors iš kitos pusės, pavyzdžiui, jeigu Chris Vossą žiūrint, jis labai gerai savo knygų irgi sako, kad žiūrėkit, net dėrybų įkaitų rinka ir nėra tokia didelė. Ir sako, ten lygiai taip pat, jis pats sako tokią istoriją, kai jis pradžioje savo kaip dėrybininko pradėjo naudoti būtent manipuliatyvinės metodus, tai buvo situacija, kai visi įkaitų ėmėjai atsisakė. Tarpsime, jeigu jis prieidavo prie telefono, sakė, aš su juo nesišnekėsiu. Ir jis turėjo tokią situaciją. Kodėl jis tada pradėjo ir keisti? Pas jį knygai labai gerai tas momentas aprašomas, kad net įkaitų ėmėjai yra lygiai taip pat rinka, tai nėra kažkas tokio, tai nėra vien, ir kartais būna, kad tai nėra vieno sakykime, karto reikalas, jie juos pažįsta, ten yra tam tikras organizuota sistema to dalyko. Tai net ten tie dalykai neveikia, jeigu pasitikėjimo nėra arba žino, kad tai yra didelis spaudikas, kuris nuolat spaudžia, žmonės net ir tokiose situacijose atsisako šnekėti. Tai be jokios abejonės, bet aš pratęsiu mintį, įsivaizduokit, mes turim įkaitų dėrybas. Ar įkaitų dėrybininkui rūpi, kas bus su įkaitų pagrobėju, kai jie susitars? Šitoj vietoj, net jeigu jam nerūpi, kaip ir pas tą patį Chris Vossą, sako, jeigu tu nedemonstruosi to rūpesčio, tu nesusitarsi. Faktas. Bet va čia aš noriu pasakyti, tu demonstruoji, bet tu žinai, kad man nerūpi, kas tau bus. Tai reiškia, aš ką darau, aš manipuliuoju. Aš darau Amerika yra puikiai rinka, aš turiu galvoje ten tiek daug mokslininkų, tiek daug tyrimų. Kai kalbam apie žmogaus smegenis, už ką galima pagirti šitą knygą ir patį Chris Voss, už tai, kad jie sugeba visą neurolingvistiką sukramtyti, sudėlioti tam tikrus dalykus ir patikėti, padaryti tokį vaizdą, kad kitas žmogus tavim patikėtų. Ir jie tada susitarė. Taip, tai čia bet kas toliau? Alternatyvios. O kas toliau? O toliau yra, kad aš einu į kitas dėrybas, nes tai, kas bus su tuo įkaitų pagrobėju, tai yra viskas aišku, jį reikia nubausti ir ten, sakykime, ne mano reikalas, kaip ten viskas bus. Tai jeigu tą patį principą taikyti versle, aš ir sakau, ar tai pritaikoma versle? Nes jeigu aš noriu tvaraus verslo, tai aš kuriu vertę tiek savo verslo partneriui. Ir man rūpi, kas bus šiandien, kas bus rytoj, kas bus poryt, kas bus po metų, nes aš noriu ne tai, kad atbėgti kažkokį gabaliuką, bet aš noriu su tavim dirbti ilgai. Ir čia principai jau yra visai kitokie. Nedeklaratyvus pasitikėjimas, sumanipuliuoti taip, kad žmogus manim patikėtų, bet iš tikrųjų tai daryti, kad mes tikim, mes einam ir mes turim bendrą reikalą. Kas mano galvo iš Chris Vosso yra labai gerai, kai ypač susidurėt, net ir versle, susidurėt, pavyzdžiui, su, sakykime, tokio psichopatinio tipo žmonėmis. Taip. O tada ten tie metodai iš tikrųjų, kaip šnekėtis su tokio tipo žmonėmis, nes pas juos ta patirtis yra labai didelė, tai ten yra labai gerų, sakykime, nes versle irgi žmonės nėra racionalūs. Iš principo žmonės nėra linkę į racionalumą. Čia yra vėlgi tyrimai ir Nobelio premija už tai yra paskirta, tai yra, kad yra įrodyta, žmonės, ne tai, kad verslo, ne verslo, žmonės yra neracionalūs. Taip. Ir kitas dalykas, kad tas neracionalumas ir bendrai žmonių nuotaikos jos lemia net ir tą patį ekonomiką. Taip. Čia jau Kahnemano šitą Nobelio premijos laureatą. Būtent apie šitą ir kalbame.
Tai vis tiek mokomės labiausiai ne tik iš knygų, bet ir iš savo didžiausių klaidų. Pamenat savo, bent jau kaip jums atrodo, kokia buvo didžiausia derybinė klaida, ką esat padarę? Aš labai nemėgstu šitų kategorijų, kaip ten dėlioti didžiausią, mažiausią. Aš galiu pasakyti, kaip man atrodo, ką tik esu padaręs. Nes aš pats esu derybininkas. Tai ne tai, kad aš mokinu dėrėtis kitus, bet aš pats esu derybininkas. Ir darydamas dėrybas aš kartais padarau klaidas. Tai čia šioje savaitėje padaryta viena iš tokių klaidų, tai yra per didelis pasitikėjimas mano pačio kaip derybininko. Aš leidau savo ateiti į susitikimą netinkamai pasiruošęs. Leidau savo, kas iš principo yra draudžiama. Ne? Bet aš turėjau labai didelį pasitikėjimą ir man atrodė, kad viskas bus gerai. Ir tik tai po to jau pokalbio metu išiškėjo, kad aš nepasiruošęs esu. Ir aš kalbu visai ne tai, ko reikia. Tai va čia elementari klasika, aš turiu galvoje, kad nesvarbu, kur tu esi, kaip tu esi, bet kartais būna taip, kad iš tų klaidų tiesiog reikia pasakyti savo, kodėl aš savo tai leidau, ne? Ir ką aš padarysiu, kad kitą kartą to nedaryčiau. Bet čia matyti yra viena iš dažniausių klaidų nepasirengimas, nesiruošimas iš viso, galvojant, kad viena iš dažniausių. Taigi viską žinau. Tai viską žinau. Taip, tai yra dažna. Kitas dalykas yra iš principo, vis tiek darybos tai yra ne tik tai teorija, tai yra labai daug darbo su savo asmeniniam savybėm, ar ne, su savo charakteriu, kokį turi. Tai ir toj vietoje žmonėms yra matyti sunkiausia kartais suprasti, kodėl vieni dalykai veikia vieniems, kiti dalykai neveikia kitiems. Taip. Tai iš ką ugdytis, jeigu tiesiog studentams savo patarit, kokias charakterio savybės turi turėti geras derybininkas? Tai čia labai geras klausimas ir labai platus klausimas, ne? Nes aš, kai žiūriu į derybų mokslą, tai, pavyzdžiui, paminėjau tą patį Harvardą, kaip tokį, jie labai turi daug to tokio hardinio mokymo apie strategijas, apie taktikas, apie ten, kaip parinkti, kada, kaip dėrėtis, šablonai pasiruošimo, kas tik tai nori. Ne? Tai konfliktų valdymas kaip toks, ne? 1, 2, 3 turi daryti, sakinys toks, žodžiu, tai labai daug hardinio dalyko, ne? Bet ko aš pasigendu šiuolaikiniam derybų moksle, tai yra to, ką aš sudėjau į savo konceptą, dėl to tas konceptas atsirado, kuris vadinasi Trustelligence. O tas Trustelligence sudurtinis žodis yra trust, tell ir intelligence, ne? Tai yra intelektas. Ne? Tai aš sakau taip, žiūrėkit, pirmiausia yra žmogus. Tuos visus derybinius strategijas ir taktikas ir ką galima išmokti ir čia yra, edukacijos klausimas. Ne? Bet aš kaip žmogus, kas aš esu? Ar aš žinau, kas aš esu? Ko man reikia, kad aš tai galėčiau būti? Ir vėlgi, kai kalbame apie tai, ką ugdyti, žinot, yra didelis spektras, nes kai kalbu apie Trustelligence konceptą, aš kalbu apie tai, kad jeigu norit būti geri derybininkai pro lygio, jums būtina ugdyti 7 intelektus. 7, ne vieną, tas, kuris IQ ir ten visi žinom, čia 130, tai čia yra Bet aš sakau, 7 intelektus turi ugdyti. Ir tie 7 intelektai, jie yra, apsprendžia tai mane kaip derybininką. Ar aš galiu skirtingose situacijose adekvačiai dėrėtis, nes jau paminėjot. Žmonės skirtingi, verslai skirtingi, gali būti šalis skirtingos, kultūros skirtingos, gali būti sąlygos tam tikros skirtingos. Kalba gali būti skirtinga. Ta prasme, tiek yra sluoksnių, kurie yra skirtingi, kad pasakyti, šitas dalykas veikia, o šitas neveikia, tai yra, būtų labai neatsakinga. Dėl kalbos prisimenu labai gerai, mūsų buvo vienas nepasiruoštas namų darbas, kai teko dėrėtis su Rusija dėl sienos, kai nebuvom išsiaiškinę, kad jų pusiai yra vienas žmogus, kuris moka lietuviškai. Papuolėm. Ir tada, kai pradėjom suvokti, kad jie kažkokiu būdu viską supranta,
atrodo detalės, kurios tik tai pasišnibždėtos, tai tada aišku buvo, kad kažkas yra ne taip. Tai aišku, nebebuvo tariamasi prie stalo, buvo išeinama, bet tik po kiek laiko supratom, kad yra žmogus, kuris visiškai idealiai moka. Tai matot, papuolėtis pastas tam tikrų, žinai, ir čia vėlgi taktiniai dalykai, kurie specialiai, matyt, taip yra sudėliojami, bet jo, tai aš vėlgi grįžtant prie ką ugdyti, sakau, 7 intelektus. Ir 7 intelektai tai yra vienas iš jų, be jokios abejonės, yra IQ, tai yra jeigu jūsų galva neveikia derybose, tai jūs esat tokie kaip nereaguojantis į tai, kas vyksta. Derybos vyksta, bet jūs nesuvokiat, kas vyksta, ne? Ir nežinot nei kada stabdyti, nei kada išeiti, nei ką suskaičiuoti. Elementarūs dalykai, kuriuos darybininkam aš sakau, žiūrėkit, jūs mokinkit save bent jau mintinai skaičiuoti paprastus skaičius, ne? Ugdykit, treniruokit savo galvą, nečiupkit tų savo kalkuliatorių ten bet kokiam paprastam veiksmui, nuolaidą paskaičiuoti, maržą paskaičiuoti, antkainį paskaičiuoti, ten kas su kuo. Nes jeigu aš prie derybų stalo nereaguoju, nes mano galva neveikia, ne, tai kaip aš taip ir būsiu toks, man reikia laiko. Kas tie kiti 6? Tie kiti 6 tai būtų, pradedant nuo to, kad tai yra kūno intelektas. Tai yra kūno intelektas, tai yra aš jaučiu, ne? Mano kūnas sako, vienaip ar kitaip sprendimas toks, situacija tokia, aš jaučiu. Pavyzdžiui, mes susitikom, mūsų kūno intelektas jau kalba. Yra kažkokie ženklai, kurie sako, patinka, nepatinka, tinka, netinka, bus, nebus. Čia vėlgi iš komunikacijos pusės yra tokia taisyklė, kai susitinka 2 žmonės, kurie niekada dar nebuvo susitikę, taigi mes viens kitą nuskanuojam per keletą sekundžių. 3 sekundės. 3 sekundės. Ja. Ir jeigu net nepastebi, kokią išvadą padarei, gali nesuprasti, kodėl esi priešiškas žmogui. Tai reiškia pirmas įspūdis. Ne? Ir čia kaip tai vyksta, tai yra kūnas. Visos sistemos įsijungia ir čia yra kūno intelektas, kurį tiesiog, jeigu aš klausau savo kūną, aš jį pažįstu, aš pagal tai galiu daryti sprendimus, ne vien tik tai galvoj sugalvotus, bet pagal kūną. Ir žinot, kas yra įdomiausia, kūno intelektą klausytis būnant strese neįmanoma. Nes stresiniai būsenai negirdi savo kūno, nes stresiniai būsenai žmogus pasirengęs išgyventi. Ir kai yra pasirengęs išgyventi, ten užmirškite apie tai, kad jūs tos savo kūną suprasite. Tai eina tik refleksai. Jo, tai reiškia, tai reikia skirti laiko tam nusiraminimui, tokiam sulėtėjimui, tokiam, kad pradėti klausytis, kas yra. Tai čia vienas. Tada yra emocinis intelektas, kur vėlgi kalbame apie empatiją. Jaučiu tave, nejaučiu. Nejausit kito partnerio, bus žodžiai tik tai. Tokie šalti frazės ir nejausit, kokios emocijos kambarį yra. Jūs negalėsit nieko suvokti, kas vyksta. Šitą vietą kitas dalykas, aš dažnai irgi, kai tenka dirbti su žmonėm, su derybų, tai pirmiausia, iš tikrųjų labai svarbu, bent jau man taip atrodo, išsiaiškinti, kiek žmonės, nes yra skirtingas polinkis, vadinamas, skirtingas polinkis tavęsme kovoti ir skirtingas polinkis nusileisti, ar ne? Tai toj vietoje, jeigu neišsiaiškini arba pats nežinai, kiek tu turi polinkį, sakykime, būti tas, kuris eina ir mušasi bet kokiom sąlygom, arba labiau linkęs dėl, sakykime, nusileisti, kad būtų ramiau, tai negali, tu nežinai, ką tu turi treniruoti savyje, ar tu truputėlį turi treniruoti savyje tą norą pastovėti už save, ar tu turi treniruoti iš tikrųjų tą, ką minėjo, tą išgirdimą kito žmogaus, ar ne, kad supratimą, kodėl jis to dalyko nori, kodėl. Tai šitie dalykai, ir čia atrodo, kai jau mokai darybas, sako, palauk, bet čia su darybom nesusiję dalykai. Nepaisant to, kad tai yra vienas iš pagrindų, tu gali išdėstyti dalykus, kurie yra, kaip pats minėjai, teoriniai hardas, bet kiekvienas žmogus liks su tą dalim, kuris turi tuos 6 kaip intelektus pats vystyti, nes nei per dieną, nei per 2 tu tų dalykų nepadarysi. Kokios rekomendacijos tada būna žmonėms, ar ne? Nes vis tiek derybų grupiai, su žmonėm, kuriais dirbat, jaučiat, ar ne, kokių yra kokių žmonių, ar ne? Yra tas toks individualus sakymas, žiūrėkit, jums reikėtų truputėlį dirbti su šitą sritim, o jums reikėtų su šitą, ir tai yra skirtingai, nepaisant to, kad išklausysi tą patį kursą. Tai aš gal tik tai dar pabaigsiu tuos intelektus, nes jų dar liko, tai paminėjau emocinis intelektas, tada yra socialinis intelektas, tai yra kaip mes kuriam ryšį, o derybose kurti ryšį, palaikyti ryšį yra, vėlgi, neturėsi ryšio, tai ką, žmonės dirba su žmonėm, ne su mašinom, ne?
Tada yra dvasinis intelektas. Dvasinis intelektas, tai čia taip labai paprastai, tai yra vertybės. Kuo aš tikiu, kas yra mano vertybė, ant ko aš stoviu. Ir jeigu mūsų vertybės vėlgi skirtingos, susitarti būna sudėtinga. Ir dar vienas yra dirbtinis intelektas, be jokios abejonės. Tai dirbtinis intelektas, mes čiagi turim labai daug visko, kas, toks vėlgi nenuspėjamas dalykas, kas bus iš to, niekas negali pasakyti. Tačiau kitas klausimas, kuris jau buvo eilutė. Bet aš tik tai pasakysiu, kad kalbant apie tuos vystymus intelektų, tai jeigu derybininkas atiduos viską dirbtiniam intelektui, tai jis kaip derybininkas bus supuvęs derybininkas. Tai šito nedarykite. Jūs tą dirbtinį intelektą pasinaudokit kaip įrankį, kuris padeda derybom, bet neatiduokit visko jam. Tai čia iš tos pusės. Dabar grįžtant, ką, kur, kaip mokintis. Tai žiūrėkit, aš sakau taip. Jeigu nori būti derybininkas pro, tu turi mokėti labai daug skirtingų įrankių valdyti. Ir jeigu jėgos derybų strategijoje esi, pasirinkau jėgos derybų strategiją, tai ko tau reikia? Tau reikia drąsos, tau reikia to tokio nebijojimo pasakyti ne. Tau reikia, kaip derybininkui, man reikia, pastovėti už save, už savo tikslus, nebijoti konflikto. Tiesiog eiti į konfliktą ir viskas čia yra tvarkoj. Bet reikia turėti ir sąlygas, nes jeigu tu... Bet aš kalbu apie jėgos derybų strategiją, kurioje ateina žmonės laimėti. Tai reiškia, jeigu tu nori laimėti, tai reiškia, aš turiu pralaimėti. Bet aš noriu laimėti, tai reiškia, tu turi pralaimėti ir mes tada kovojam. Tai jėgos derybų strategija pastatyta ant kovos. Ir mes tada turim mokėti kovoti. Neįsimuštis, nes čia jau nedarybos, bet kalbėti, įtikinėti, atrodyti. Žinot, poker face'as, arba pokerio žaidimas, tai viskas yra ant manipulacijų. Tai yra, aš viską darau, kad manęs nenuskaitytų, neperskaitytų, tam, kad galėčiau laimėti. Tai šito strategijų reikia tokių savybių, bet vertės kūrimo strategijai, smartnership strategijai reikia visai kitų dalykų. Reikia kurti pasitikėjimą, reikia atvirumo, tai čia yra socialinis intelektas, emocinis intelektas, tas pats dvasinis intelektas, tai šitai strategijai naudoti jau reikia šitų savybių, nes jeigu nebus, dar nepaminėjau kūrybinio intelekto kaip tokio, nes vertės kūrimo strategijoje arba smartnership strategijoje be kūrybos nieko nepadarysi. Nes reikia suvokti, kad čia yra visiškai kitaip darybos sukasi, nes mes ateinam prie balto lapo ir kiek tu įdėsi, kiek aš įdėsiu, tiek mes ir sukursim. Tai kiekvienam yra savaip ir aš ir sakau, kad jeigu nori būti pro, tau reikia ir šitoj derybiniai strategijai mokėti dėrėtis, ir šitoj derybiniai strategijai mokėti dėrėtis, ir šitoj derybiniai strategijai mokėti dėrėtis. Ir patikėkit, tai žmogui yra, kai kuriem tiesiog gauna saugiklius, nes jie neturi įgūdžio tokio. Jie turi kažkokį įgūdį, kurį susiformavo. Ir jis yra nekintamas. Ir kartais būna toks dalykas, kad jie vaikščiai, kai jiems sakai, kad reikia, kaip sakyti, pasirinkti, reiškia, tu vaikštai tarp tų, ar ne, strategijų. Taip. Ir tu naudoji kitus savo įgūdžius, sako, bet tai jau yra manipulacija, sako, tai aš nebesu tas, kas aš. Dažnai būna, kad žmogus sako, aš tik tai taip dariuosi ir viskas, ir jis net nenori keisti nieko. Bet mes čia ir kalbam, kas yra manipulacija. Ir jeigu paimti apibrėžimą manipulacijos kaip tokios, teorija, tai manipulacija yra, aš naudoju kažką, ko tu nežinai, kad aš naudoju, bet aš žinau, kaip tai veikia. Tai čia yra manipulacija. Graždai, užsiminėt, bet labai įdomus klausimas iš tikrųjų dirbtinis intelektas ir jo panaudojimas jau derybom. Žinau, kad anonsavo naują knygą Jenseno. Taip. Išeis kažkada. Šiemet rugpjūčio mėnesį. Jo, kad bus būtent derybos ir dirbtinis intelektas. Jūsų galva, šitoje vietoje, kur gali padėti, kur gali, ne tik, kad nepadėti, gali kenkti dirbtinis intelektas, kai išnekam apie derybas? Tai čia pirmas dalykas kritinis mąstymas. Ir jeigu žmogus yra neprofesionalus, tai jam dirbtinis intelektas gali tikrai labai pakenkti. Nes, žinom, dirbtinis intelektas nėra, kad jo gali pasitikėti. Reikia tikrinti faktus. Jis gali prihaliucinuoti, primeluoti ir jeigu tik faktų nepatikrinsi, paskui gali turėti bėdų.
Bet kur aš labai rekomenduoju dirbtinį intelektą naudoti derybose, tai yra pasirašymo fazėje, kada yra renkama informacija, kada yra renkamas scenarius derybinis, kada, žiūrėk, paprastas dalykas, nueikite čia GPT, užduokite jam tokį promptą, pavyzdžiui, mano derybinė situacija yra tokia, noriu nupirkti ten automobilį, kuris yra ten toks ir toks ir toks, dileris vienas sako tą, dileris antras sako tą, dileris, ką man daryti, kaip man dėrėtis. Jis duosim kokių 10-15, kiek norit tipsų ir žiūrėkit, netgi galit pasakyti, o kokius klausimus man užduoti. Ir jis jums surašys visus tos klausimus, kuriuos jūs galite. Ir tada turit skriptą ir tada jūs tampat, kaip aktoriai. Jums reikia išpildyti rolę. Ir žinokit, jinai veikia. Tai yra žymiai geriau negu eiti ir ten nežinoti, ko paklausti, arba jeigu ten kažkas tai kažką pasakė, nebežinau, ką pasakyti. Tai šitas yra puikus įrankis, naudokit šitą ir tikrai tapsit ir efektyvesni, ir greitesni, ir plačiau matysit, nes dirbtinis intelektas pagalvos apie tai, ko jūs nepagalvojat. Nes Walmartas, pavyzdžiui, jau kurį laiką naudoja visiškai automatizuotą sistemą derybų su tiekėjais, kurie yra commodity, kur yra tik tai kaina ir tam tikri kokybės parametrai. Kalbam apie estus? Ne, turiu menį Walmartas, tiesiog bendrai pasaulį. Aš ką noriu pasakyti, kad tą programą sukūrė estai ir pardavė Walmartui, tai yra Pactum įmonė. Bet jie tą naudoja ir pavyzdžiui, ten jau viskas, ten žmogaus nėra, ar ne? Jūs užpildėt, susitarėjo. Tai čia buvo tas kūrėjas, jeigu neklystų, ar ne šitą istoriją buvo per jūsų derybų? Čia kita istorija buvo. Čia kita istorija, mes norėjom pasikviesti šitos brolius estus į konferenciją, bet jie buvo Amerikoje, tai šį kartą neišėjo, bet aš labai tikiuosi, kad kitais metais pavyks juos vis tiek atsigabenti. Bet kalbant apie šitą, žiūrėkit, ką noriu pasakyti, čia yra toks niuansas, ne? Tai, ką jie sukūrė, Walmartui sutaupė labai daug pinigų, tai čia faktas, milijardus. Taip. Bet tai yra nieko kito kaip absoliuti jėgos strategija. Tai yra take it or leave it. Arba tu priimi, arba nepriimi. Tai tam tikram lygmenį yra gerai. Bet čia mažmena, čia visur mažmena yra. Bet mažmena irgi yra partnerystė, kuri gali pavirsti į kažką tai daugiau. Negalima taip nurašyti, kad čia yra tik tai taip ir taip. Bet žiūrėkit, ką noriu pasakyti, kad gali būti taip, kad kiekvienas iš mūsų, kadangi esame derybininkas arba būsimasis derybininkas, gali būti pastatytas prieš faktą, kaip dėrėti su dirbtiniu intelektu. Ir čia aš tam turiu būti irgi pasiruošęs, nes jeigu aš tam nepasiruošęs ir pas mane ateina taip arba ne, ir tada aš turiu rinktis tik tai iš taip ir ne, tai ką aš su tuo darau? Ne? Nes ne reiškia, neturiu kontrakto, taip, irgi blogai, nes ten sąlygos yra kosminės. Ir gal netinkamos visiškai. Ir tada kaip man rinktis, ką man toliau daryti su tuo, tai čia iš derybinės perspektyvos, nenustebkite, jeigu jums pradės reikėti dėrėtis ne su žmogumu, su dirbtiniu intelektu. Ir ką jūs tada darysit? Ir čia ateina jau naujos strategijos, kurios turės būti, ar ne? Nes galų gale dirbtinis intelektas irgi jis mokosi iš tos informacijos, kurią jis naudojasi, ar ne? Kaip sakė bent jau Stanfordo universiteto tyrėjai, kad ChatGPT tik paleistas matematinius uždavinius spręsdavo 98% tikslumu, po 3 mėnesių vos kelių procentų, nes žmogus nėra to dalyko, ko žmogus negalėtų sugadinti. Tai klausimas yra, kaip tas modelis mokysis, ar ne, iš kokios medžiagos mokysis ir klausimas, ar tai bus, kokios derybų strategijos bus sudėtos jame. Tai, bet iš tokių, sakykime, krypčių dar, kur dabar jau galima naudoti, ar ne, jau paminėjot labai tokį paprastą dalyką, ar ne, verslas, kur gali verslas naudoti dabar jau dirbtinį intelektą derybose? Aš kažkuria prasme, aš irgi atstovauju verslą, ne? Tai žiūrėkit, dirbtinis intelektas tai vėlgi yra naujas įrankis, kuris labai keičiasi. Ne? Ir apie dirbtinį intelektą pritaikymą derybose, tai yra, vėlgi reikia žiūrėti kiekvieną appsą, kiekvieną nes yra daugybė funkcijų, ką galima pritaikyti versle derybiniam procese, nuo prezentacijų darimo iki vertimo tekstų, filmų kūrimo, ką tik tai norit. Čia reikia domėtis, bet ten reikia ir skirti laiko, ir suvokimo reikia turėti. Bet, žinot, atsirinkti visada vis tiek reikės.
Nes jeigu aš turiu šaltinį, kur yra autoris, pavyzdžiui, parašė knygą, tai autoris atsako už tai, kas yra knygai parašyta. Jeigu aš paprašysiu dirbtinio intelekto kažkokios tai frazės, dirbtinis intelektas nieko nesukuria. Jisai paima iš kažkur kažką, sulipdo ir gaunasi toks kratinys, o atsakomybės už tai jisai tikrai neprisijims. Ir jeigu taip aklai tikėti tuo, kas ten yra parašyta ir galvoti, o čia kaip aš dabar paimsiu tą frazę ir jau panaudosiu, tai galite labai nusivilti, nes ta frazė yra jau užregistruota, užpatentuota ir jūs turėsit problemų tada. Tai. Nes čia man buvo toks vat, vienas dalykas, aš kažkaip, žinot, tos technologijos josgi labai pažangios ir visa kita, aš kažkaip skaičiau internete vat, straipsnį naują apie derybas ir po to kažkaip po kokios valandos vat, nuėjau į ChatGPT ir pasiieškoti informacijos irgi apie derybas ir aš net neatsimenu, ką aš ten paklausiau, bet vat, vėlgi tema buvo derybos. Ne? Ir jis man atsiuntė taip, atsiuntė ten, skaitau, galvoju. Bet aš ką tik šitą skaičiau. Ir žodžiai tokie, aš ką tik šitą skaičiau, ir iš tikrųjų jisai gabaliuką iš ten paėmė, gabaliuką iš ten, iš to, ką aš jau iš tikrųjų ką tik skaičiau ir sako, važiuoja, kaip gražiai sukūrėm. Jo, kitas dalykas, matyti, jeigu taip žiūrint, kur yra grėsmės, tai kai įmonės, pavyzdžiui, besiruošdamos darybom ir jeigu turi jautrią informaciją ir ją bandytų sukišti į ChatGPT, tai visi specialistai sako, niekada nedarykit šitų dalykų, nes ta informacija užsilieka, ar ne, ir negalima jautrios informacijos atidavinėti dirbtiniam intelektui. Jeigu tai nėra jūsų pūlas sukurtas, nes kompanijos specialiai kūrėsi savo dirbtinio intelekto produktus tam, kad netidavinėti didiesiems žaidėjams informacijos, tai matyt, čia yra tas visur su viskuo tas bus, derybose lygiai taip pat, nes jeigu turit sunkes derybas ir reikia daug skaičiavimo, tai greičiausiai, kad dirbtiniam intelektui, kad ir kaip būtų patogu, atidavinėti tos informacijos nelabai galima. Tai faktas, nes tą patį patvirtino ir Google Jim Daly konferencijoje, kada jo paklausė tokį klausimą, kaip dėl konfidencialumo. Tai jo atsakymas buvo, jūs galvokit savo galvą. Taip. Kaip sakyt, pasakė taip diplomatiškai. Taip. Diplomatiškai. Graždai, pabaigai, koks būtų palinkėjimas tiems, kas gal tik pradeda domėtis arba jau yra ir stipriai pažengę tuo keliu, kas mokosi, koks būtų palinkėjimas, nuo ko pradėti arba kaip efektyviausiai tapti gerų derybininkų? O šitą temą tai aš netgi turiu savo sistemą, kuri vadinasi 8 žingsnių sistema, bet čia ne apie tai. Žiūrėkit, jeigu žmogus jaučia, kad jam derybos yra prie širdies, ne, tai pirmiausia, kaip žmogus aš turėčiau atsakyti tokį klausimą, man patinka derybos ar nepatinka derybos. Ir jeigu sąžiningai derybos nepatinka, ne, tai neikit ir neinvestuokit laiko ten, kur jums nepatinka. Užsimkit kažkokiais dalykais, kurie labiau atliepia. Gyvenime šiaip neišvengsi derybų. Niekaip. Bet bent jau užsimkit tokia veikla, kur tų derybų yra mažiau. Ne? Bet išvengti tikrai neišvengsit. Bet jeigu jūsų atsakymas yra taip, aš noriu, man patinka ir aš jaučiu tame prasme, tai pradžia yra vėlgi nuo mokamo turinio, nuo mokamų programų iki nemokamų dalykų. Tai nemokamų dalykų irgi yra daugybė šiuolaikiniam pasauliui. Ir podcastai, ir galų gale susijungti su žmogum, tas vadinamas following žmogų, kuris kažkokioje sferoje yra kažką tai pasiekęs. Taigi čia yra gyvos žinios. Sekit, žiūrėkit, dalyvaukit ir domėkitės, skaitykit knygas, dalyvaukit konferencijose, tą turinį galų gale susitikit su tai žmonėm, kurie jums patinka, kurie jums atrodo, kad kažko tai yra pasiekę toj srityje, ne? Tai jūs automatiškai gausit tokių žinių, kurių jūs net nerasit niekur kitur, nes tai yra gyvos žinios. Ir tos gyvos žinios jums gali tikrai labai praversti sandoriuose ir susitikimuose su klientais, jūsų verslos situacijose. Tai va čia toks mano parekomendavimas yra pirmą atsakykit, kad jums patinka arba ne. Jeigu patinka, kelias yra labai platus ir ten pabaigos nėra. Klausimas, kokio lygio jūs norit užaugti. Ačiū Gražvydai už laiką. Tikrai buvo smagu pasišnekėti, o mūsų žiūrovams dėkojame už dėmesį ir iki kitų kartų. Ačiū, viso geriausio.